Labas rytas. Šiandien yra antroji mano Vidurio Europos dviračių kelionės diena. Pernakvau šią naktį kempinge, kažkur Čekijos pačioj pradžioj. Tik perlipęs per pirmą kalną nuo Vokietijos, nusileidau ir radau savo stovyklavietę prie ežero kranto. Tai visai neblogai, išsimaudžiau, neblogai išsimiegojau, triukšmo per daug nebuvo. Tai tas labai fainai ir jau senokai nemiegojau palapinį, tai dar aišku pratintis reikia, dar kažkiek nemiegu labai giliai. Bet manau, kad kelionės bėgi dar susitvarkys. Dabar žiūriu į vakare nusileidau nuo tų kalnų ir nusileidimas tikrai buvo linksmas. Dabar jie atrodo gerokai mažesni negu jie iš tikrųjų yra, bet patikėkit. Šiandien manęs laukia apie 70 km. Dabar važiuoju į miestuką šalia nusipirkti maisto bent jau pusdieniui, pietums, užkandžiams. Ir kiek suprantu, šiandien manęs nelaukia tokie dideli kalnai. Vakar buvo siurprizas, šiandien turbūt biški ramiau bus. Pradedam antrą dieną. Tas daiktas matėsi dar nuo tų aukščiausių kalnų, nuo kur vakar nusileidau. Jau tuoj 12 valanda. Esu nuvažiavęs apie 20 km, sustojau pasistiprinti, užkandau. Tokios skanus gėrimo nusipirkau, atsigėriau jo. Didžiąją dienos laiko dalį po kol kas važiavau, tiesiog reikėjo išvažiuoti iš miesto, nes daug greitkelių, visokių apvažiavimų, įvažiavimų, dviračių takų, kurie kartais ne visai tikia, bet jau esu išvažiavęs ir va dabar matau, va tas kalniukas iš tolo, aš jį jau vakar pamačiau, galvau, negi man reikės čia važiuoti. Ir pasirodo reikia. Bet va, užvažiavau ir visai nieko, jau pravažiavau šitą didžiąją dalį. Nežinau, dar pakol kas kylu į kalną, kada čia baigsis, nežinau. Pakol kas viskas gerai. Važiuojam. Karšta. Dabar yra 3:30, yra nuvažiuota apie 56 km. Išvažiavęs iš miesto aš pervažiavau vienintelę labai didelę kalvą, o po to jau prasidėjo, jau išvažiavau iš kalvų, aš ilgai turėjau nusileidimą, labai smagu. O dabar važiuoju ganėtinai ramiu, vingiuotu keliuku, šalia upelio, kurio dar nemačiau, bet žinau, kad jis yra į žemėlapį. Ir
Nu ir va, jau man liko dabar apie 16 km iki stovyklavietės. Šiaip tikrai nelengva važiuoti šiandien, taip pat kaip ir vakar. Labai kalvota ir labai karšta. Šiandien diena buvo 35, ant saulės neįsivaizduoju net kiek. Tai po kol kas Čekija tikrai spardo užpakalį man. Bet šiandien jau įveiksiu. Žiūrėsim kaip rytoj. Mano žirgas, tas pats, kur nuvežė mane iki Estijos viršaus. Sustojau trumpam atsigerti ir suvalgyti granolos batonėlį. O čia miestelis, kurį ką tik kirtau. Tai paskutiniai 15 km buvo be galo sunkus. Čia reikia neprisikalbėti kas kartą, kai atrodo jau bus lengva. Šiaip bendrai diena buvo net nemanau, kad lengvesnė negu vakar. Tai aš jau po biškį planuoju keisti maršrutą, nes ten kai kurios dienos pažiūrėjau, kad yra tiesiai per kalnus, ko aš tikiu, kad man tas daug malonumo nesuteiks kaip atostogų kelionė. Tai aš truputį koreguoju jau. Tai va, o dabar skaičiai dienos. Minta 4,5 valandų, 7,4. Didžiausias greitis apie 6, turbūt tikras, ir vidutinis 16.